11. Neskriauskite geros valios žmonių. Tradiciškai, geros valios žmonės tai gero savo artimiems linkinti žmonės ir dirbantis, kad jiems padėtų. Nepaisant blogų žmonių sugalvoto teiginio, kad visi žmonės yra blogi, aplinkui taip pat yra daug gerų vyrų ir moterų. Galbūt jums pasisekė ir jūs pažįstate keletą jų. Faktiškai visuomenė laikosi geros valios vyrų ir moterų dėka. Visuomenės veikėjai, lyderiai, tie, kurie dirba privačiame sektoriuje, dauguma jų yra geros valios žmonės. Jei jie tokie nebūtų, jie jau seniai būtų nustoję tarnauti visuomeniai. Tokius žmonės lengva užsipulti. Jų padorumas trukdo jiems pernelyg rūpintis savo saugumu. Tačiau daugelio visuomenės narių išlikimas priklauso nuo jų. Žiaurus nusikaltėlis, propagandininkas, sensacijų besivaikanti žiniasklaida, visi jie stengiasi atitraukti dėmesį nuo svarbiausio kasdienybės fakto, kad visuomenė visiškai negalėtų egzistuoti, jeigu negeros valios žmonės. Jie palaiko tvarką gatvėse, auklėja vaikus, matuoja temperatūrą, gesina gaisrus ir ramiai išsako išmintingus dalykus. Ir dažnai yra nepastebima, jog būtent šių geros valios žmonių dėka yra palaikoma gyvybė žemėje. Tačiau jie gali būti persekiojami, todėl būtina imtis ryžtingų priemonių jiems apginti ir apsaugoti nuo žalos, kurią jiems gali sukelti, nes nuo jų priklauso jūsų paties, jūsų šeimos ir draugų išlikimas. Keliu į laimę žymiai lengviau keliauti, kai remiame geros valios žmonės.